Greplingo imtynės sporto šaka vienijanti įvairias imtynių rūšis – brazilų džiudžitsu, sambo, dziudo ir kitas. Tik skirtingai nei anose sporto šakose čia leidžiami visi imtynių veiksmai, o kova vyksta iki pasidavimo. Šis faktas garantuoja maksimalų objektyvumą vertinant dalyvių galimybės laimėti. Vos per 2 veiklos metus Lietuvos greplingo federacija apjungė 35 klubus, kurių nariai jau spėjo sudalyvauti Europos čempionate, Europos taurės turnyre, Lietuvos taurės varžybose bei žinoma Lietuvos čempionate, kuriame dėl stipriausio Lietuvos greplingo imtynininko vardo lapkričio mėnesį varžėsi net 200 imtynininkų. Lietuvos greplingo federacija gali pasidžiaugti, kad surengtame pirmajame Europos čempionate absoliučių nugalėtojų tapo lietuvis, o Lietuvos čempionate dalyvauja visų imtynių rūšių patys geriausi ir stipriausi imtynininkai. Lietuvos greplingo federacija yra socialiai atsakinga ir daug dėmesio skiria vaikams iš gatvės. Kaip sako federacijos vadovai, socialinė veikla jų prioritetų sąraše užima pačią aukščiausią vietą. Greplingas jau turi savo žvaigždžių. Didžiulę kolekciją šiemet galėjo pasidžiaugti vilnietis Viktor Tomaševič, kurio sąskaitoje absoliutaus Lietuvos greplingo imtynių čempiono vardas, Europos čempiono vardas svorio kategorijoje iki 76 kg bei užimta pirmoji vieta toje pačioje svorio kategorijoje Europos greplingo imtynių taurės turnyre. Daugiau informacijos grepling.lt. Nuo geriausio trenerio titulas skiriamas kovos menų grupės Smauglys įkūrėjui ir treneriui, taip pat nacionalinės rinktinės treneriui Ričardui Pepuoliui. Buvęs pats garsus kovotojas teigia, kad šiais laikais kovos menai nebeidealizuojami kaip anksčiau, tačiau vis dar yra populiarūs. Tai rodo ir tas faktas, kad lietuviai svarbiausiose varžybose dažniausiai nelieka be medalių, o kovos menai tai ne tik varžybos, bet ir asmenybės ugdymas.